Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujiena – limituoto leidimo Sofos eksperto Mystery Box. Viduje užkandžiai, gėrimai, guminukai, futbolo kortelės, tikrų fanų bingo. Pasiruošk rungtynėms su Candy Pop. Sveiki, su jumis laida Įvartis, pasaulio čempionatas po truputį vis labiau įsibėgėja, vis daugiau komandų pamatome ir jau netiek jau daug liko jų ir nepamatytų. Ir po truputį ateina ir tokie vyrukai kaip Leo Messi ir ne tik pasirodo čempionate, bet ir tą čempionatą paima į savo rankas, turbūt taip galima pasakyti. Taip, sveiki visi, iš tikrųjų, miego trūkumas yra, bet tą miego trūkumą atperka tokios rungtynės, tokie pasirodymai. Paminėčiau ne tik Leo Messi, bet ir Kylianas Mbappé ir kiti prancūzai. Tikrai geros rungtynės, tai daug tokių gerų rungtynių, daug azarto. Taip, šiek tiek gaila, kad negali tokių rungtynių žiūrėti vakare, savo ramiai, arba nelabai ramiai, su kolegom, su draugais, kad reikia žiūrėti naktim, rytais, tykiai, spakainiai, nes kiti miega, bet fantastika, tikrai gerų rungtynių apturėjom ir aišku viskas, kas karščiausia, tai šiandien laidoje Įvartis pakalbėsim apie daug rungtynių, nes tų rungtynių tikrai daug, priminsim žiūrovom, kad kas antrą dieną, kas antrą rytą, gal 10:30 visą laiką sveikiname su jumis ir aptariam pasaulio čempionato visas aktualės ir visas rungtynes, kiek jų praėjo nuo praėjusios laidos. Taip, ir aišku, pradėsim nuo Argentinos pasirodymo, nuo Messi pasirodymo prieš Alžyrą. Daug prieš čempionatą buvo diskusijų ir apie Messi, ir apie Ronaldo, kaip seksis ir vienai, ir kitai komandai, kaip seksis juos abu laikyti aikštėje, kiek jie dar gali duoti ir vienas, ir kitas, kiek jie naudingi, kiek keliauja į rinktinės galbūt dėl vardo labiau ir panašiai, bet bent jau Messi visus tuos skeptikus šiose rungtynėse turbūt, kad visiškai nutildė, parodė, kad tai vis dar gali būti žmogus, aplink kurį sukasi Argentinos rinktinės žaidimas ir žmogus, kuris gali spręsti rungtynės. Fantastiškas pasirodymas, nežinau ką pasakyti daugiau, kokiais žodžiais galima apibūdinti. Tai hat-trikas, pirmasis Messi įvartis buvo pasaulio čempionatus įmuštas dar prieš 20 metų ir kai tu pagalvoji, prabėga 20 metų nuo pirmo tavo įmušto įvarčio pasaulio čempionatuose, tu paimi būdamas beveik 39 ir pačiam pirmajam čempionato mače šauni hat-triką. Kosmosas atrodo, nežinau, kartais atrodo, kad tiesiog ten kažkokias knygas, filmus rašo, ten gali scenarius visokius dėlioti ir tokius, dėliotum tokius scenarius atrodytų banalu, atrodytų neįmanoma, negali tai būti ir panašiai, bet futbole dažnai tokie dalykai tiesiog paima ir nutinka. Tai scenarius, tai žinai, parašytum tokį scenarių prieš ir visą parodytum istoriją, jo biografiją, tai skaitum, tas apie krepšinį buvo kosminis krepšinis, kažkoks iš fantastikos ryties, bet tas, kas vyksta, tai iš tikrųjų iš fantastikos ryties ir Lionelis Scaloni tik tai pasakė po rungtynių, sako, aš nebeturiu žodžių, sako, apibūdint Messi, sako, ką tu minėjai, 20 metų, sako, jau 20 metų jis yra mūsų įpratinęs matyti tokius dalykus ir kiekvienas, kuris žiūri į žaidžiantį, pasisėmė įkvėpimo. Tai tikrai prieš čempionato buvo daug kalbų, taip, daugiau galbūt kalbam apie Ronaldo, kad jisai, kiek jisai padės Portugalijos rinktiniai, vis tiek jau, kad galbūt imamas dėl to, kad, yra Ronaldo, kad yra didžiulis autoritetas visai komandai ir nusipelnęs visam futbolui, bet apie Lionelį Messi buvo daug kalbama, kokios jis bus sportinės formos ir kiek jisai padės ir kiek jisai temps tą komandą, kurią atvedė prieš 4 metus į pasaulio čempionų titulą. Tai per pirmas rungtynes jisai visus nutildė, užtildė ir dar ir ketvirtą galėjo įmušti, ten Zidanas gelbėjo gerą ištraukęs tikrai iš aukštą kamuolį, bet fantastinis žaidimas, fantastinis aikštės matymas ir niekur ta forma nedingus. Argentina visa buvo ten iš proto ėjo, kai Messi gavo traumelę tam paskutinėse MLS rungtynėse ir jis galvojo, kad
kiek jisai galės žaisti, ar atsigaus ir taip toliau, nes metai irgi daro savo po tų traumų. Ilgiau reikia laiko atsistatyti, bet matome, Messi atsistatė pilnai ir tos ašaros buvo po pirmo kėlinio, tai po pirmo įvarčio, tai po to jis pasakė spaudos konferencijoje, kad tai yra visiškai su sportu nesusijęs reikalas, aš išgyvenau keletą sunkių dienų, komplikuotų dienų ir tai savo nieko neturi bendro su futbolu ir tik dar padėkoju, kad visai komandai, visam personalui, kad padėjo sutvarkyti, kol kas nepavyko rasti kažkokios patikimos informacijos, kas ten jam atsitiko, bet žinom, kad mes jis toks uždaras vaikinukas, tai galbūt kažką nedaug dėja ten gal atsitiko ir šeimoje kas nors, nesinodėtų to palinkėti, bet galbūt kažkas psichologiškai negerai, bet matom, su to puikiai susitvarkė ir 3 įvarčiai ir visiems skoniam, tai kas dar nematėt tų įvarčių, tai išeikit iš darbo, pasakykit darbdaviam, kad yra svarbesnių dalykų gyvenime ir atsisukit įrašą, pasižiūrėkit, nes tikrai ne kasdieną ir ne kasmet gali pamatyti tokius dalykus. Jo, aišku, teisybės dėlį reikia pasakyti, kad pirmosiuose 2 įvarčiuose Luka Zidanas tikrai geriau galėjo sujudėti. Pirmas tai ten jau tikrai turėjo traukti. Taip. Antras ten toks atmušimas tiesiai prieš save iš tolimos distancijos, bet ten Messi, tai aišku, jisai atsiduria savo puolėjo pozicijoje, ten, kur turi atsidurti, tikiesi, bėgi, čia yra puolėjiškas įvartis, vėlgi Voslė ir vairūs visi kiti dalykai. Ir čia ne Messi, aišku, problemos, tu žaidi, darai savo dalykus, yra buvę tikrai ir prastesnių, ir įvarčių Holando galėsim aptarti. Tai ten didesnis turbūt problemos, kur labiau atiduoda įvarčius, čia tokia jau labiau tiesiog paminėjimas, kad ten tiesiog Lukas Zidanas nesužaidė, nors šiaip, pavyzdžiui, Alžyro rungtynės teko dar prieš Nyderlandus komentuoti, kai jie žaidė tik tai kontrolinį mačą prieš čempionatą, tai labai gerai sužaidė Lukas Zidanas, ten traukė kai kurios nerealius smūgius, bet čempionate kažkaip tai Zidano sūnui, kuris irgi yra buvęs Realo akademijai, tai nepasisekė taip gerai šiose rungtynėse, nors paskui mes matėm ir ką ir kalbėjai, buvo ir epizodų, kur dar po to ir pagelbėjo komandai, jo, kalbant apie tos rekordus, tai Messi dabar yra 38 ir 357 dienos, kelios dienos savaitė lieka iki gimtadienio. Ir tai yra vyriausias žaidėjas įmušęs daugiau nei vieną įvartį per čempionato rungtynes. Paskutinis tą padarė Rogeris Milė, padaręs tai dar labai seniai, 1990-aisiais, būdamas 38 ir 34 dienų, tai beveik metais jaunesnis, sakykim taip, buvo, aišku, skirtingi laikai, tais laikais jau ir Rogeris buvo toks žaidėjas, kur jau ten jau visi stebėjosi, kaip 38 žaidžia. Ten paėmė tada į 90 čempionatą už tos nuopelnus. Šeštais, kur buvo. Tai ten irgi daug kalbų buvo, bet jis atvažiavo ir irgi įmuštavo įvarčius. Taip, tai aišku, sakau, laikai buvo skirtingi, dabar mes tų ilgamečių, tokių ilgiau išsilaikusių žaidėjų tikrai daugiau turim veteranų žaidžiančių, anksčiau tai būdavo 34, 33, jeigu dalyvauji pasaulio čempionate, jau būdavo, jau sakydavo, super veteranas. Būdavo 27-28 jau nurašydavo, nes ten, kaip nuvarytus arklius nušauna, tai ten panašiai būdavo taip, tik vartininkai, ir Peteris Šiltonas, ko gero rekordininkas buvo iki 40 metų, ten stovėjo, kiti žaidėjai taip daug anksčiau būdavo nurašomi ir nepatemdavo, visai kita medicina buvo ir visai kita priežiūra ir taip toliau, dabar matom daug profesionalesnis tas futbolas. Tai ir Messi pasiekimas skirtinis tuo dar, kad ir susilygino su Miroslavu Kloze, su Vokietijos rinktinės puolėjo legendiniu, kuris buvo rezultatyviausias visų laikų pasaulio čempionatų žaidėjas, 16 įvarčių, dar prieš tai visai neseniai sakėm, kad Mbappėjų nedaug trūksta, kai įmušė 2 įvarčius į Senegalo rinktinės vartus, bet Messi atėjo ir per vienas rungtynes pasivijo ir negali nežavėtas jo toks kuklumas, paprastumas ir pats prisipažįsta, kad turėjo sunkes dienas, todėl pravirko tai ir paklaustas spaudos konferencijoje apie tą pasiekimą, kad pasivijo Miroslavą Klozę, tai jisai visiškai paprastai pasakė, kad savo tai garbė būti ten viršūnėje dėl to, ką tai reiškia ir būti greta Klozės, greta tų, kurie ten yra ir galiausia tai tik statistika ir nieko daugiau ir jisai sako, Brazilas Ronaldo, iš to, ką esu matęs, yra vienas didžiausių futbolininkų, o jis nėra pirmas. Tai net tu ne save sureikšmini, bet tu parodai, kad yra geresnių, galbūt už tave tavo nuomonę, bet ta statistika, nes jis pralinkė ir Gerdą Müllerį, kur ir tą patį Ronaldo, kur legendos. Tai, sakau, fantastinis ir netgi ir
Ir Skalonė atkreipė dėmesį į tai, kad, sako, jisai viską daro dėl komandos. Sako, jis visiškai nesureikšmina savo indėlio, o viskas dėl komandos. Tai žmogus, futbolininkas iš didžiosios raidės yra aikštėje ir už jos ribų. Jo, ir Leo muša jau irgi 5 čempionate, Ronaldo irgi yra tą padaręs, dabar dviesi yra tik tai tokie žaidėjai, kuriems yra pavykę įmušti bent po įvartį 5 čempionatuose, na irgi čia tas visiškai parodomas ilgamžiškumas žaidėjų. Ronaldo, aišku, dar turės galimybę ir šiame pasižymėti, jeigu pavyks, tai bus apskritai 6 čempionatas. Na ir šiaip turbūt, kalbant apie Argentiną, nemažai malonių problemų. Tu pasižiūri Skalonį, galvoji, ar čia Lautaro man statyti, ar Alvarės šalia Messi, ir ypač kai toks Messi, gal prieš čempionatą čia buvo galima įvairių dėlioti dalykų, gal jeigu būtume matę, kad Messi forma netokia gera, gal galėtum galvoti, kad gal ir čia Alvarėsas su Lautaro gali žaisti, gal Messi kažkur ten į kraštą labiau slėpsi, ar gal iš vis net, žinai, nuo suolo pradėsi ir taip toliau, bet ką mes pamatom, Leo tikrai pasiruošęs čempionatui fantastiškai ir bent jau šiose rungtynėse atrodė tiesiog nesustabdomas. Aišku, galėjo sustabdyti jį daug internete, dabar mačiau, teko įvairių nuomonių pasiskaityti, bet nežinau apie tą užlipimo varžovą ant kojos, ten apie 30 minutę įvyko, rezultatų esant 1-1-0 jau Argentinos naudai. Aš tik ten raudonos kortelės neįžvelgiu, tiesą pasakius. Geltona taip pražanga tikrai grubi, viskas gerai, bet raudonai, ten nėra tos jėgos tokios, kad tu ten, kai būna atbėgi su didelė intencija ir ten mini žaidėjo ant kojų, kažkiek vėlgi, reikia suprasti, ten tą dvikovą pašokęs abu, ten leidžiasi tos kojos tokia susimakaluoja kažkur, negražus tas judesys, viskas suprantama, bet aš tai ten nematau specialaus veiksmo ir nematau tokios jau didelės jėgos, su kuria tu galėtum ten traumuoti stipriai žaidėją. Tai man atrodo, čia yra esminiai faktoriai, bet kad Marčinikas praleido, kad neparodė čia geltonos, tai faktas irgi, kad teisėjo klaida. Geltona kortelė tikrai teisėjo klaida, bet raudonos aš irgi ten neįžvelgiu ir neįžvelgė ne tik Lenkas, bet neįžvelgė ir Varas. Tai viskas taip sprendė taip, aš suprantu, kad ten kas prieš Argentiną ar už Alžyrą, tai jie gali ir traktuoja savai, bet tai tikrai ne raudona kortelė, bent jau mano nuomonė, nes netempė niekaip iki raudonos. Ir aišku, ten, kad ir būtų dar grubesnė, vis dėlto autoritetas daro savo ir pirmam kėlinyje. Ar ryštųsi kas nors išvaryti, kaip ir toks patyręs teisėjas kaip Marčinikas, labai abejoju. Jo, dar gražus buvo epizodas, turiu kaip tik prieš akis Giuliano Simeonės ir Niko Paso nuotrauką kartu, tai Diego Simeonė ir Pablo Pasas 1998 prieš 28 metus gynė Argentinos garbę jų tėvai, o dabar sūnų žaidžia, tai irgi tokie gražus epizodai iš kartos į kartą Argentinos tokia perdavinėja. Manau, kad ir tėvai turbūt smagiai žiūri į tokius epizodus ir susiskambino gal. Nieko nėra smagiau, kaip matyti savo vaikų žaidžiančius vėl rinktinėje, kai seka tavo apie domą, aišku, Zinediną Zidaną buvo šiek tiek liūdna matyti, kai jis parodė tribūnos ir galvą kraipo, kad jau dar prie 0-2, nes jo sūnus žaidžia, tai ir nesėkmingos rungtynės buvo, tai bet svarbu. Čia futbolas, jie žino, kad visko nelaimėsi, būna. Ir tu žaidži su Argentina ginančia pasaulio čempionų titulo, o ne su bet kuo. Tikrai taip. Tikrai Alžyras, sakyčiau, kad šiose rungtynėse negavo to oro įkvėpti, kažkaip atrodė tikrai tokie nežinau, ar kaip vangoki gal nepasakyčiau, tikrai stengiasi, norėjo, bet tiesiog atrodė, kad Argentina labai gerai išėjo pasiruošęs toms rungtynėms ir praktiškai, aišku, ir tas pirmas įvartis toks ganėtinai greitas, vis tiek įkrito ir tikrai... Nes prieš tai už 6 minutę, man atrodo, mes pasižymėjo, tik nuošalė buvo ir taip Alžyras irgi greit atsakė įvarčių, kuris irgi buvo neįskaitytas dėl nuošalės, bet toks man susidarė įspūdis, kad tiek greit praleido nuo Messi, ir po to pradėjo kažkaip bijot, per daug žmonių pasitikdavo aukščiau ir tada atsirasdavo tarpai. Tai matom ir tas pirmas įvartis irgi toks perdavimas, kur nežinau, apie 30 metrų perdavimas, kur ten tarp 4 žmonių, 4-5 žmonės visiškai nukirto ir mes jau liko prieš gynėjus, kurie irgi nespėjo prie jo priartėti ir gavo progą mušti iš toli ir tas smūgis buvo sėkmingas. Tai negali sakyti, kad Alžyras žaidė prastai, bet mano nuomonė, tai čia Argentina žaidė labai gerai. Tikrai gerai žaidė, kontroliavo visą aikštės vidurį, išnaudojo ir kraštus ir tie tokie trumpi perdavimai, tas pats Messi
jo tas sugebėjimas matyti aikštę, priimti kamuolius, atiduoti tos kamuolius ir aš visą laiką mėgstu kartotis, kad vaikai, jaunimas, kai žiūri, atkreipkite dėmesį, įmėsi tas tokias pauzelės, kurios vos matomos, bet jis neperskuba taip, kad išlaukia to momento, kad tada paduot, kai prie jo kartais pritraukia dar žmogų, kaip ir antras įvartis. Jau Zidanas krito nuo savęs į dešinę pusę ir tokia minimali pauzelė ir mes jį pamatė, kad krenta į dešinę, jisai į kitą pusę nuo vartininko, visiškai ramiai atrodo viskas paprasta, bet jei tos pauzelės nebūtų, muštų, kai būna, ateini ir jau paskutinį, jau lupikiai turi jėgos ir pataikai į vartininką, tenais nesiskrenta į tą pusę, o čia pauzelė ir visiškai ramybė ir paridentas kamuolys į tuščius vartus praktiškai, nes kitam krašte buvo vartininkas. Tai tie tokie momentai, tai Argentina labai fantastinės rungtynės. Jeigu prieš praeitum pasaulio čempionate jie pradėjo pralaimėjimus Saudo Arabijai, tai man atrodo pasimokė visi ir Scaloni, ir visa Argentinos rinktinė, bet jeigu ten buvo šaltas dušas ir jie tada keliavo iki pat galo, tai dabar kad nebūtų atvirkščiai, nes kad nepradėtų per daug gerai apie save galvoti. Lygiai, manau, kad toj pačioj dar kol kas grupėje, po to perėsim prie prancūzų ir kitų be abejo grupių, kurios dar vyko ir kiek anksčiau. Tai Austrija 3-1 įveikė Jordaniją, 17 komanda nuo 2002 metų, kai Senegalas debiutavo pasaulio čempionate ir sugebėjo jie tada iškovoti pergalę, o po to 17 komandų kartu su jau ir Jordanija debiutavo čempionatuose nuo to laiko ir nė viena nesugebėjo iškovoti pergalių, 13 pralaimėjimų, 4 lygiosios. Tai matom, kad nelengva debiutuoti čempionatuose, nelengva toms valstybėms. Aišku, jau ir čempionatų įvykę yra tiek daug, kad dažniausiai jau debiutuoja tokios jau vis tiek mažesnės valstybės, kurios kartais net egzotinės. Arba egzotinės, jo kartais jau tokios, tai kažkiek gal ir tas yra, bet šiaip sakyčiau, kad Jordanija, aš prieš čempionatą taip labai jos nurašinėjau, bet mane visai nustebino, man paliko visai, net nesakau, kad labai gerą kažkokį, bet tiesiog neblogą įspūdį paliko kaip komanda, tikrai struktūrizuota, turinti tokią ganėtinai šaltakraujiškai tie žaidėjai žaidžia, ten kaip perima kamuolį, nėra, kad jie ten muštų tiesiog bet kur, bet ir nuo tos įtampos ten palaiko kamuoliuką, bando kažką kur, tikrai kai kuriuose epizoduose gal net ir buvo ten ir tų klaidelių nuo to, iš to, sakykime, iš to tokio ramumo, bet šiaip sakau, mane nustebino jų žaidimas ir aš kažkaip tai visai tikėjausi, kad lengviau Austrai iš tikrųjų šitas rungtynės laimės. Nes, kas nematė rungtynių, tai pasakysim 3-1, bet tas 3-1 persvara įgyta tik tai jau 76 minutę, kai po pakelto kampinio Jordanijos gynėjas pas nukreipė, toks labai nesėkmingas apostė nugarą ten kamuolį į vartus. Jo, ten tokie 3 žaidėjų dvikova su Arnautovičius ir 2 varžovai ir tiesiog tokia dvikova, visi bando sužaisti kamuolį ir ten kažkur tas kamuolys kažką liečia paskutinis, tai tokia šiek tiek nelaimė. O trečias įvartas tai buvo švis 90+12 buvo skirtas baudinys į Jordanijos vartus. Aš tokias komandas kaip Jordanija, kaip dar Irakas, pakalbėsim apie tai jos vertos pagarbos dėl to, kad jos išeina ir jos laikomos ryškiom outsiderėm, bet jos žaidžia futbolą. Taip. Ir ta pati Jordanija pirmam kėliny taip pat turėjo progų, realizuoktų jas ir neaišku, kaip pasibaigs. Tai įmušė 50 minutę irgi geras įvartis iš baudos aikštelės, taip iš kampo į tolimą vartų kampą pataikė geras įvartis ir net pagal smūgius tai yra 11-11 į vartų plotą, 4-4, aišku, tik tai pagal tuos didžiuosius šansus, tai 3-0 Austrijos pusėje, bet tikrai Jordanija nusipelno pagarbos už tai, kad žaidžia futbolą, nes neatsitraukia, nestovi baudos aikštelėje, nes matom, kad pastačius tą autobusą ir susibūrus visiems baudos aikštelėje, tu gali pasiekti rezultatą, lygiasias, pavyzdžiui, kaip ir su ispanais pasisekė outsideriam ir čia žaidžiamas futbolas ir tikrai bandom atakuoti, tai tikrai pagarba už tai ir Austrijai tikrai nebuvo taip, kad labai lengvai laimėtų. Jo, tikrai rungtynės buvo ganėtinai intriguojančios ir kaip ir tada sakė, tik tai pačioje rungtynių pabaigoje Austrams jos pavyko susikurti tą pranašumą. Arnautovičius tikrai buvo svarbus, vis dar antram kėliny pasirodė žaidėjas, irgi įnešė veteranus tikrai gyvybės ir tame epizode, kur antrasis įvartis, kuris persverė rezultatą, sudalyvavo ir baudinį irgi išpildė, nors tame, kaip ir minėjom, epizode pirmajame po kampinio ne jam buvo įrašytas įvartis, bet vėlgi gerai pakeltas kampinis, situacija tikrai sudėtinga ir Austrija pirmą pergalę pasiima, matysim, kaip čia toj grupėje toliau viskas dėliosis. Dabar Argentinos Austrija žais, ir paaiškės, kas jau realiai užsitikrins, ne realiai, o užsitikrins, jeigu laimės kažkuri komanda.
Faktas. Prancūzus jo, eikim dabar, o tada keliausim šiek tiek ankstesnius mačus, kurie vyko kiek anksčiau. Prancūzija su Senegalu, jau irgi apie tos 2002-uosius nemažai buvo šnekėta, tas legendinis mačas, kai Senegalas debutavo čempionate, laimėjo 1-0 ir po to keliavo tikrai toli iki ketvirtfinalio. Iki ketvirtfinalio, ir tai buvo pirma Afrikos komanda, kuri ketvirtfinalį pasiekė, o prancūzai dabar mes jau pripratom, kad pasaulio čempionų titulus ginantis kartais ne kartais, o vis neišeina iš grupės pastaruoju metu. Tada buvo didžiulė sensacija, nes Prancūzijos rinktinė ten visos žvaigždės ir jie ten buvo atidarimo rungtynės ir taip pralaimėtam buvo, vis šokas visiems, ten tikrai buvo kažkas. Tai to labiau reikia paminėti, kad ir buvo ir pasaulio ir Europos čempionai 2000-aisiais prieš 2 metus buvę, tai atrodė, kad čia atvažiuoja vieni iš čempionato favoritų, o viskas baigėsi, kai baigėsi, tai tikrai ta pergalė buvo šokiruojanti. Buvo tikrai šokas, buvo visiems, kažkas tokio neįsivaizduojama, tikrai buvo. Jeigu žodis sensacija ten nelabai apibūdina, nes tais laikais labai retai tokie outsideriai sugebėdavo kažką nugalėti. Jo, kalbant apie šias rungtynes, pirmasis kėlinys, sakyčiau, buvo tikrai labai prastas prancūzams. Ir Mbappé ten merkė praktiškai, nežinau, iš 3 kamuolių 2, atrodo, kad prarasdavo ir kiti žaidėjai tikrai nedemonstravo kažko labai įspūdingo ir net taip, jau pradėjo, man tokios mintis apskritai pradėjo kilti, ar tas ketvirtukas gali žaisti čia kartu, nes atrodo, gal ten Olise, Dembelė, Doué, Mbappé vienoj komandai turėt gal ir kažkiek tai per daug jau atrodo to puolamojo potencialo, kuris atrodo, kad kiekvienas ten kažkaip lyg ir bando, bet tokios bendrystės kažkaip trūko ir šiaip net Senegalas tikrai turėjo gerų išpuolių, galim prisiminti Nico Jacksono fantastišką smūgį tikrai kairė koja, kur ten porą centimetrų nuo virpsto turbūt būtų ėjęs, o galėjo dar ir nuo Maiko Menjono kamuolys atšokti palankiau, ten jų vartininkui visiškai pasisekė, nes taip, kad net ne nuo nugaros, nuo kulno praktiškai atšoko. Aš gal net nematęs to, kad nuo nugaros taip, tai yra ne vienas, tokio apmaudumo jau geriau atsikirsk ir kažką kamuolį, bet jau kai nuo nugaros, ir ypač dar kai būna vartininkas, liečia kamuolį, atsitrenkia į virpstą ir tada, o čia nuo kojos, taip, tai gerai, kad buvo užlinktos kojos. Čia jau sėkmės faktorius toks buvo, kad tai tikrai Senegalas pirmam kėliny puikiai žaidė, netgi Rikžy 0,43, kaip pas prancūzus pirmą kėlinį 0,03 tik tai buvo. Tai smūgiai vartus 5-1 ir 4 vartų plotą. Tai tikrai Saras kokią progą turėjo irgi išpildė. Tai tikrai Senegalas puikiai žaidė ir taip drąsiai žaidė, vis tiek prancūzai laikomi favoritais ir ne tik šitos poros, bet ir viso pasaulio čempionato vienais ryškiausių favoritų. O čia Senegalas išėjęs, tikrai, kaip tu sakai, ten kai kurių žaidėjų, tai net nesimatė. Dembelė, aš nežinau, toks visiškai buvo iškritęs, niekur jo nesimatė. Tikrai pirmas kėlinys už Senegalą, bet matom per pertrauką, tikrai padarė Dešamas, nežinau, kažkokius ir perstatymų šiek tiek, bet matyt pakoregavo tą žaidimą ir antras kėlinys buvo, tai kiek Senegalas pirmam kėlinį gerai atrodė, tai po to prancūzai antram kėlinį dar geriau atrodė ir skirtingai nuo Senegalo sugebėjo realizuotas susikurtas progas. Tai pirmam kėlinį tik tai prancūzai vieną įvartį sugebėjo pelnyti, vieną smūgį tik tai sugebėjo atlikti ir tas ten buvo neįtin pavojingas, o antram kėlinyje apsikeitė vaidmenimis senegaliečiai, tik tai vieną kartą smūgiavo į prancūzų vartus, o prancūzai tikrai antram kėlinyje jau tų pozicijų šiek tiek irgi buvo pasikeitimų ir Olise kažkaip labiau liktai nuėjo žaisti populiais, o Dembelė labiau į kraštą, ten šiaip tai pradėjo daugiau judėti tas visas ketvirtukas toks migruoti, atrodo, kad ir Mbappé tada jau žiūri ir dešiniai kažkur ir kairiai, tokio daugiau nenuspėjamumo atsirado žaidime, daugiau laisvės kažkokios, nes pirmam kėliny tokie visi kažkiek kaip stovelį sustatyti ir atrodo ten savo tose pozicijose įkalti tiesiog žaidžia, tai labai keistas žaidimas buvo ir tikrai kažkaip net sakau, minčių buvo, kad ar čia Mbappé, gal čia į kairę tada geriau jam eiti, gal nežaisti tuo centro puolėju, jeigu čia taip neina, gal tada Dembelė stumti į priekį, kur jisai pasažai irgi atrodo įpratęs labiau to puolėjo pozicijų, toks, sakau, žaidimas atrodė labai labai keistas, bet paskui tikrai sugebėjo prancūzai įsivažiuoti. Aišku, Mbappé tas antrasis įvartis buvo labai labai gražus ir labai vietoje ir laiku, nes Senegalas nors ir 2-0 atsilikinėjo, bet reikia paminėti, kad jaunasis Ibrahimas Mbaye
fantastiškai ten patampė Teo Hernandesą tiesiog išguldė. Apsuko galvą. Visiškai jo apsuko galvą, gerą įvartį įmušė ir dar ten buvo likusios kelios minutės, atrodė, kad dar visai grįš intriga ir Dešamas ten ant žemės jau metė ir butelius ir susinervinęs pyko dėl to epizodo ir beje tapo jauniausių Afrikos žaidėjų pasaulio čempionatų istorijoje pelnius įvartį 18 metų ir 143 dienos buvo jam vakar, dabar jau galima sakyti, nes tos rungtynės dar vakar vyko, baigėsi ne vakar, jo. O įvartis 95 minutę, tai ten ant ribos, taip turėjo būti dabar. Na vis tiek turbūt skaičiuojama pagal vietos laiką, aš įsivaizduoju turbūt, kad tai pagal tai turbūt jau vakar, o šitos kitus niuansus aptarsim jau šiek tiek vėliau apie dar įvairiausius rekordus, o Mbappé, tai jo įvartis irgi, kalbant apie rekordus, tapo rezultatyviausiu visų laikų Prancūzijos rinktinės futbolininkų, aplenkęs Olivier Giroud ir taip pat pasaulio čempionatų istorijoje aplenkė Justą Fonteiną, kuris 13 įvarčių turėjo, Mbappé dabar jau turi 14 ir aišku irgi pamėgins pasikesinti į tą rekordą. Taip, Mbappé puikiai sužaidė antrą kėlinį, kaip ir visa Prancūzijos rinktinė, tikrai labai smagus toks kėlinys buvo greitas ir man atrodo, kad ir ką tu minėtėm, prasidėjo keitimai, jie netgi kai Barcola tik išėjo po keitimo ir iš karto tam Mbappé taip pasitraukė nuo jo, vos neparodydamas, kad tu kirski į vidurį ir tas kirtimas davė vaisių, kai buvo įmuštas antras įvartis, tai antro, kad Dešamas ir perstatė tą komandą ir išnaudojo tuos tarpus ir keistis, kad visi keistusi, nes matom, Koulibaly realiai 2 įvarčių iš 3 situacijose nespėdavo. Jau jis nespėdavo, greičiu niekad labai nepasižymėdavo galingas gynėjas, bet to dar ir amžius daro savo, tai man atrodo, kad buvo tam tikros korekcijos įneštos, kurios ir davė vaisių, nes paprasčiausiai vidurio gynėjai nebespėdavo su tais greitais ir Mbappé ir Barcola, tai sunku buvo. Ir aišku, tam net nežinau, gal geriausią pažymį tai pasakyčiau Olisei, kuris tikrai antram kėlinyje puikiai ten visur jo buvo pilna ir vidury, ir į kraštus pasijungdavo. Tai tikrai geras kėlinys, bet toliau reikia žiūrėti, kad būtų ne tik vienas kėlinys, nes būtų Senegalas įmušęs ir neaišku, kaip ten būtų pasibaigę. Jo, tikrai prancūzams dar reikės gerinti žaidimo, toje pačioje grupėje norvegai grįždami į pasaulio čempionatus po ilgos pauzelės, šiek tiek rungtynių pradžioje gal kažkiek irgi jautėsi tas toksai nervingumas, tokia rungtynių pradžia nebuvo lengva, bet paskui Erlingui Haalandui pavyko pralaužti varžovų gynybą sužaidus beveik pusvalandį, pirmasis jo įvartis pasaulio čempionatuose ir beje 11 mače iš eilės pasižymė Norvegijos rinktinėje, tai nuo 2024 lapkričio, kai pradėjo mušti įvarčius, tai jeigu žaidžia rinktinėje be įvarčio, nuo to laikotarpio nepalieka aikštės Erlingas Haalandas, po to Huseinas buvo išlyginęs rezultatą po 10 minučių, bet labai šiurkščiai suklydo Irano futbolininkai ten toks ten tiek gynėjas, tiek vartininkas. Taip, situacija, kad gynėjas duoda perdavimą vartininkui per lėtą, kaip Haalandas žinom, kad jis visą laiką medžiojo tokius dalykus ir jis greitis startinis jo tikrai puikus, o vartininkas irgi taip trypčio ir nepasitinka to kamuolio, kažkaip plaukia, atrodo, bando koją prisitaikyti, tu ne koją prisitaikai, tu koją prisitaikysi. Jau geriau bet kur tiesiog jau lūptų. Iki kamuolį ir išmuštų, delsė ir Haalandas, jo darbas toks jisai perėmė ir įmušė įvartį. Rezultatas triuškinantis 4-1, bet aš pasakysiu, kad neatspindi, nes tikrai buvo apylygų žaidimas. Norvegai kažkaip tikrai, kaip tu sakai, nedrąsiai pradėjo tas rungtynes, toks kažkoks jautėsi susikaustimas, jautėsi ir vartininko toks neužtikrintas žaidimas, nors jam nebuvo tokio pakankamo darbo, bet kai eina kamuolys nuo virpsto tenais metrą ar pusantro, tu vis tiek renti ir vos, toks, ir kažkoks neužtikrintumas. Nylandas yra viena iš tokių silpnųjų grandžių Norvegijos rinktinės. Kiek jis praeitą sezoną, gal 4 rungtynės. Taip, nedaug. Ten Sevilijoje, tai tikrai trūksta to užtikrintumo ir patirties. Ir tas įvartis, matom, kai buvo įmuštas, kur Irakas įmušė įvartį, stovi 4 ar 3 Norvegai gynyboje visiškai arti Huseino, o jis vis tiek įmuša įvartį. Pakeltas kamuolys iš krašto ir jisai galva įmuša, visiškai šoko, nusitaikė, į kampą įmušė.
Tai vat man norvegų trūko labai Odegoro, sezonas irgi nebuvo iš tų geriausių, ką mes įpratę jį matyti Londono Arsenalo klube, tai dabar vėl tokios rungtynės, daug tokių klaidų ir net lygiose vietose netikslus perdavimai. Prastos, jo, kai jisai kiša tuos raktinius bando, tai ten viskas okei, tokių klaidų neišvengsi tenais, žinai, bet paprastose vietose tikrai darė klaidų. Tikrai kažkaip ne veltui ir buvo pakeistas, tai vat, ir tas, kaip minėjau, rezultatas neatspindi šiek tiek visko, nes Irakas sugriuvo, prie 1-3 jau sugriuvo, ten po to galėjo ir dar daugiau muš norvegai, tai tas ketvirtas įvartis irgi toks buvo, dėl aukšto kamuolio kovojo, tam pats gynėjas nukreipė kamuolį į vartus ir yra kaip yra, bet norvegam irgi reikia gerinti žaidimą, nes neaišku, ar toli nuirkluos, kaip jiem padeda tribūnose žiūrovai, dar vienas fantastinis skandinavų išradimas tribūnose, jeigu Islandai stebino tuo vikingų šūkių, kur po to perėmė, man atrodo, bent jau visą Europą, tai tikrai, bet ir daug pasaulyje, tai dabar norvegus ir gali tą ir klavimo, kai visi susijada, tai toks geras. Atrodo, kad stadionas pajudės iš vietos, žinai. Ir vienas, tai irgi faina kažkas tokio naujo, ar ten irgi, jeigu amerikiečiai ten nuo škotus ir galių kaifuoja, tai dabar ir nuo norvegų sakė, ką čia jie išdarinėja, sakė, super. Porą grupių jau peržiūrėjom, dar porą lieka, bet prieš tai dar norim priminti ir pasidžiaugti mūsų partneriais Candy Pop, kurie siūlo ir jums įsigyti Sofos eksperto rinkinį ar kitokių prekių. Galite jų įsigyti su nuolaidos kodu ODANGAU, 15% nuolaidą jis jums suteiks, tai tikrai įvairiausių yra dalykų, kurie padės jums kartu stebint futbolą, kad dar tas stebėjimas būtų smagesnis. Na ir tuo pačiu dar yra ne tik valgomų dalykų, bet ir taip pat pasaulio čempionatui skirtos įvairios ten atributikos, lipdukų ir panašiai, tai kortelių įvairiausių, tai kuriomis gali irgi pasidžiaugti, manau, ne tik maži, bet ir didieji futbolo fanai, nes ta nostalgija prisiminus, kai ištraukė tas korteles, prisimeni, kaip kažkada ten prieš 20-30 metų klijuodavai į tuos žurnalus, tai vis tiek nenori. Aplanko pats irgi laikiau rankose tuos, tai tikrai kažkaip iškart noris jau tą nusipirkti žurnalą ir vėl pradėti klijuoti ar naują. Internete kažkur vaikšto platybėse, vienas, nežinau kokios tautybės, bet surado savo tokį vadinamą sąsiuvinį žurnalą, kur 86 metų visos kortelės, žaidėjų, suklijuotos komandos, tai tokią nostalgiją paėmė, nes ir mes vesdavom, bet mes tais laikais sovietiniais už uždangos negaudom nei kortelių, nieko, tai žurnalus susisakydavom, kad komandos... Patys piešdavom žaidėjus. Patys vėliavėlės piešdavom ir taip toliau ir vesdavom rezultatus, rezultatyviausius, tai dabar daug paprasčiau, viskas yra kortelės pagamintos, tai tik tai imi, renkėjas ir po to tikrai ir dabar bus įdomu ir vėliau bus įdomu prisiminti. Tikrai taip. O dabar dar trumpa reklama ir tuomet aptarsime kitus mačus jau vykusius. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujiena – limituoto leidimo Sofos eksperto Mystery Box. Viduje užkandžiai, gėrimai, guminukai, futbolo kortelės, tikrų fanų bingo. Pasiruošk rungtynėms su Candy Pop. Sugrįžtame mes, aš kaip tik telefone bandau dabar pasižiūrėti, kiekgi Žaliojo Kyšulio komandos vartininkas jau turi sekėjų. Ten per valandą iki 5,5 milijonų padidėjo. 11,5 dabar jau turi po kiek čia praėjo pusantros, turbūt paros kažkur tai po pasibaigus rungtynių net nepilnai. Fantastika, žmogus turėjo apie 30 000 prieš atvažiuodamas į čempionatą, po to šiek tiek pakilo, bet po šitų rungtynių kažkas nerealaus ir mes matom, kaip kartais gali pakeisti gyvenimą vienas rungtynės ir aišku, kalbam apie rungtynės tarp Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio. 0-0 baigėsi tas mačas ir Vozinė, 40-metis vartininkas, tapo vienu iš šio mačo herojų, bet aišku, apie jį daugiausiai buvo kalbama. Tikrai labai geras rungtynės sužaidė, reikėjo daug gintis, reikėjo daug kartų ir
varžovų smūgius atmušinėti ir kamuolius gaudyti ir ten tikrai daug darbo labai nudirbo šis vartininkas, bet aišku verta pagirti ir visą Žaliojo Kyšulio komandą, tikrai gynyboje atstovėjo labai neblogai ir taip, kažkur reikėjo ir sėkmės, tikrai buvo epizodų, kuriuose elementariai turbūt sėkmė išgelbėjo ten Ferrano Torreso skersinį ir panašiai iš kai kurių tokių situacijų, kurių turbūt turėtų užsidaryti tokio lygio Ispanijos rinktinės žaidėjai. Bet yra kaip yra, pirmasis mačas Ispanų prasideda itin sėkmingai. Na taip, čia, man atrodo, didžiausia kol kas sensacija šio čempionato, nes Ispanai irgi vieni ryškiausių favoritų pasaulio čempionate, Europos čempionai ir tas žaidimas tikrai buvo jų geras, bet čia išėjo ir prieš komandą, kuri iš karto turėjo savo tikslą ir tą tikslą stengiasi gyvendinti iki paskutinio kraujo lašo, kitaip nepasakysi, nes tikrai reikėjo gintis visas rungtynes ir kamulio kontrolė buvo 74 prieš 26, tai tikrai smūgių 27-6 į vartų plotą 7-1, tai irgi daug ką pasako, nes jie pastojo turėjo gintis ir dar kartą gintis, bet Ispanų tas žaidimas kažko trūko tokio įvairiapusiškumo ir taip, kaip ir pats treneris Del Fuente pasakė, kad trūko greitesnių perdavimų, tai irgi sutikčiau su tuo, kad toks, kažkaip per lėtas kartais per statiškas toks žaidimas buvo, kad kažką galėjo pakeisti, kažką daugiau gal tada aukštų perdavimų baudos aikštelę pabandyti, kad keiti, dabar kažkoks toks visą laiką vienodas, prieini prie tos baudos aikštelės ir stengiasi kažkur įkišti, kad į tą baudos aikštelę, kad kažkur įeito ten, kai tau 10 žmonių stovi ten tarp 14 ir 18 metrų linijos, tai tu niekaip tenais neprasimušė, aišku, pavyko, bet dar kai ir Ispanų treneris pasakė, sako, būna dienų, kai nekrenta kamuolys į vartus ir viskas, nekrenta, taip būna, bet reikia tą žaidimą keisti, nors Del Fuente pasakė, kad atseit, sako, ši idėja, to žaidimo idėja, ką mes dabar žaidžiam, tai mus atvedė, esam dabar ten, kur esame ir esame Europos čempionai ir kies ten suskaičiavo 32 rungtynės nepralaimėtos jau Ispanijos rungtynė. Tokia serija, tai sako, mes iš to neišsimušim, mes toliau eisim ties tuo, sako, gerint žaidimą mes turim tam tikrose situacijose, bet sako, neįsimušim iš savo kelio ir eisim tuo, tai nežinau, būna tokių dienų, kad tu neįmuši, nepasiseka, bet žaidimą reikia gerinti Ispanam, nes ten, jeigu prieš Žaliojo Kyšulio rinktinę nelaimė, tai jau, nėra gerai, o Vozinė taip, ten tikrai fantastinis pasirodymas ir daugiausiai jo dėka buvo išplėštos tos lygiosios su Europos čempionais, bet aš dar vėliau pasakysiu, kad yra ir geresnių vartininkų pasirodymų, bet ten, matosi, nei jisai techniškas labai, nei ką, bet jisai viską savo susirinko, ką reikėjo, viskas susiklostė super. Jo, labai iš tikrųjų solidžiai savo darbą padarė visa komanda, bet aš Ispanų irgi kažkokios didžiulės katastrofos nedaryčiau. Puikiai suprantam, kad Laminas Jamalis tik tai pakeitimų pasirodė, ten 20 minučių praktiškai tik tai sužaidė. Niko Viljamsas apskritai ten tik tai pačioje rungtynių pabaigoje ir mes žinom, kokie yra svarbus šitie du žaidėjai, ypač Europos čempionate, pamenam, čia buvo visiškai tas Ispanų variklis, per kurį važiuodavo ta komanda. Taip, jie laiko kamuolį, bet būtent tai ir sugebėdavo tuo savo kamuolio laikymu tuo žaidėjus atlaisvinti, tada jiems atiduoti perdavimus, kada jie gali išnaudoti savo stiprybės ir iš to viskas sukdavosi. Tai, o dabar tų žaidėjų nėra, ir akivaizdu, kad ten kraštuose, kai yra Torresas ar Gavi, kuris iš vis net ne krašto žaidėjas, jis ten labiau į vidurį eidavo, tai tokių problemų ir susiduria su tom problemom. Visai kita komanda bus Ispanija, kai tie žaidėjai galės žaisti. Aišku, faktas, kad jau reikės bandyti kuo jos greičiau prikėlinėti. Laminas, tai turbūt, kad antrajame čia gal jau net ir startuos dėl Niko Viljamso sudėtingiau. Sako, jau Jamalis jau toks, jau kaip ir pasiruošęs, dar ne visų 100%, kad 90 minučių neištenka. Jo, gal ten valandas sako, dar reikia šiek tiek laiko, kad įsivažiuotų jisai, bet, sveikatos problemų nebejaučia. Taip, o Niko Viljamsas, aišku, dar šiek tiek ilgiau panašu, kad užtruks, nes numatos irgi keliom minutėm tik tai įmestas. Apskritai sudėtingas sezonas buvo jam, daug traumų ir nebuvo jis labai ir geras šį sezoną, bet žinom, kad šitoj rinktinėje jis labai svarbus ir manau, kad kai tik tai galės tada ir žais, nes tokių daugiau vingerių irgi yra dar Viktoras Mūnėsas, bet jam irgi ten yra šiokių tokių problemų, tai čia Ispanai susiduria kol kas pradžioje, bet manau, kad iš grupės jie išeis, o po to jau čia, dar 2-3 savaitės ir ta komanda gali atrodyti visai kitaip. Kitame šios grupės mače Urugvajus turėjo
Labai nemažai problemų su Saudo Arabijos komanda, kurios vartus irgi įspūdingai gynė Oloveisas, tikrai puikiai žaidęs Saudo Arabijos rinktinės vartininkas. Tai mano nuomonė, jisai dar geriau atrodė už Vozinį, nes Voziniai tokie ir atšokdavo, ar toks atmuždavo ir sėkmės daug. O čia pademonstravo savo meistriškumą. Su to kumščiu, kai duodavo iš vietos, tai 25 metrus. Ir aukštas susirinkdavo, bet man vienas momentas įstrigo net buvo be sulėtinimo, net nepastebėjai, kad jisai lietė, kai į dešinę nuo savęs krito ir įsitiesė. Ir jisai būtent tas lietimas pirštais ir išgelbėjo nuo įvarčio ir pataikė į virpstą kamuolys. Čia yra aukščiausia klasė, tikrai nežinau, aš jo prisipažinsiu anksčiau nematęs ir tikrai neseku Saudo Arabijos rinktinės žaidimo, bet ką jis pademonstravo čia, tai tikrai labai techniškas, labai fiziniai duomenys, superiniai, skaito žaidimą, fantastinis žaidimas, čia tikrai 10 balų iš 10, tik tai dėl jo meistriškumo dėka pavyko iškovoti tašką Saudo Arabijai, nes Urugvajaus ten ypač antram kėlinį ten jau pabaigoje, tai daužė, ten juos prispaudė buvo, bet būtent vartininkas tenais jisai, fantastiškai sužaidė, tikrai aukščiausias balas jam priklausytų. Labai skirtingi buvo kėliniai, matėm pirmasis kėlinys irgi toks sunkokas ir vienu metu Saudo Arabijos futbolininkai tikrai buvo perėmę iniciatyvą ir ten spaudė varžovus, tai tas įvartis, kai įkrito pirmasis, kai jie pradėjo pirmauti 1-0, tai ir buvo labai už tokios situacijos, kai, praktiškai jau brendo jisai, atrodė ten ištisai tie aukšti kamuoliai ten, ar kampiniai, ar iš užribių, ar tiesiog įžaidinėjimai ir ten kelias minutės tiesiog atrodė, kad Urugvajus negali išeiti iš savo aikštės pusės, iš savo baudos aikštelės. Štai ten ištraukė fantastinį iš kelių metrų, kai mušė varžovą. Tikrai gerai sužaidė, o paskui dar vienas smūgis, atmuštas kamuolys, dar kartelį Muslera, bet vėl nesužiūri, ten jau gynėjai toj situacijai turėtų daugiau susižiūrėti, nes ten tikrai daug tų smūgių ir tas pirmas smūgis buvo irgi klastingas iš po gynėjų. Tai situacija tokia, kad Saudo Arabija įmušė įvartį, antram kėlinį šiek tiek padarė korekcijų Bielsa, nes ten pirmam kėlinį irgi man tą Valverde dešiniai ten laikė, be kamulio žaidė, paskui į dešinę išleido Konobio, o pastūmė Valverde atgal į savo poziciją vidury, kur tikrai jisai buvo naudingesnis ir antram kėlinį po truputį taip atrodo įsivažiavo Urugvajus, Darvinas Nunesas pirmam kėlinį tragiškai atrodė iš viso. Tiek, kad galvaikštai. Taip ir labai geras irgi Bielsos epizodas, kad tokiai ten tavo rinktinės vos ne viena iš žvaigždžių, bet nepažaidžia visiškai, tu keiti ir ieškai kitų variantų ir kiti žaidėjai tikrai daugiau naudos davė. Ir pavyko išlyginti rezultatą 80 minutę po irgi epizodo, kai dar vieną smūgį atrėmė Oloveisas, bet paskui į antrą smūgį nesureagavo, jis ten lyg ir labiau, manau, kad skaitė šiek tiek, kad perdavimas bus ir tai pasimetė nuo to artimo virpsto. Bet aišku, kai tiek smūgių atrimi, kai tiek visko padarai, tai nelabai gali ir kaltinti ant vartininko kažkur, tai jau tiesiog natūralu, kad kai tave taip praktiškai ten bombarduoja iš kairės ir iš dešinės, tai sudėtinga. Ir paskui dar rungtynė pabaiga jau tokia buvo labai karšta, tikrai dar daug epizodų neblogų turėjo, arba bent jau tokių gal tokiom įspūdingom progom nepavadinsi, bet ištisai buvo grėsmė, ten buvo ir Valverdės tas neblogas smūgis dar pažemė, kur irgi iš pogynėjų kelių ten irgi Oloveiso dar vienas labai geras epizodas, daug tikrai vartininkas ten ištraukė ir iškovojo Saudo Arabijos futbolininkai tašką, kurios, sakyčiau, kad buvo visai vertinės. Ypač pagal pirmą kėlinį, ką demonstravo. Ko gero taip, o yra Urugvajo tikrai kur tobulėti, nes mes priskyrėm jį ir prie tokių tamsių ir kliukų, kur gali iššaut, bet pirmos rungtynės tai neįtikino, o kitus, sakai, Marcelo Bielsa pakeitė Darviną Nunesą, vieną ryškiausių žvaigždžių, tai, žinai, Marcelo Bielsa ir savo auklėtiniams į vestuves atneždavo vaizdo įrašą, kur surašytos didžiausios klaidos ir kaip iš jų pasimokyti, tai čia yra Marcelo Bielsa, tai manau, kad jisai ras tenais. Įsitrauks tam tikrą diržą, kad sustatyti visus į vietą, kas labai gerai apie save galvoja, bet neįrodo tai aikštėje. Jo, per gerai turbūt apie save galvoja ir Belgijos rinktinė, kuri rungtynėse su Egiptu, sakyčiau, kad labai nuvylė. Aš aišku, lūkesčių kažkokių iš belgų didelių neturiu šitam čempionatui, bet kažkaip ypač pirmam kėlinį tai iš vis atrodė labai vangus, labai tokie lėti, ten
praktiškai sakyčiau, kad Egipto rinktinė su savo tokiu agresyviu žaidimu visiškai net valgė varžovus, ten ir Dokų nieko nesisekė. Antram kėlinyje Egiptas dar net kažkuriais momentais labiau taip įsidrasino, pradėjo žaisti jau ir tą pasiuką, jau tu žiūri, antram kėlinyje jau tu žiūri, lygių varžovų dvikovą tiesiog žiūri, nesuprasi, kad čia vieni kažkokie būtų labai favoritai. Ir įvartį įmušė tikrai gražų egiptiečiai. Ašūras ten šovė iš distancijos, kur net ir 19 metrų taip į patį kampą, kur Tuana su tokiais fiziniais duomenims, su tokiu ūgiu tiesėsi viską, bet be šansų buvo, nes tikrai tiksliai pataikė. Bet aš nesutikčiau, kad lygiai žaidė. Aš vis dėlto sakyčiau, kad Egiptas čia žaidė. Sakyčiau, kad labiau Egiptas nusipelnė pergalės, nes jie geriau žaidė. Jie turėjo momentų dar. Ir momentų daugiau. Ir Marmušas ten pabėgo praktiškai 1-1 paskutiniu momentu. Išgelbėjo ir tikrai, aišku, šiek tiek juokingai skamba, kai Egipto treneris Hasanas pasako, kad, sako, žaidėjai mūsų yra aukščiausios klasės, o mūsų gretos rungtyniauja du geriausi pasaulio futbolininkai, sako. Tai apie Salahą ir apie Marmušą. Ir jūs sakė, mes čia tikrai atvykom ne šiaip užpildyti skaičiaus komandos, kad pasaulio čempionato, sako, šiandien pergalė buvo mūsų rankose ir mes negalvojame apie nieką kitą. Ir šitoj vietoje tai jisai tikrai teisus, nes tikrai Egiptas geriau žaidė ir jeigu ne tas įvartis vėlgi į savo vartus, aišku, Lukako tik išėjo ten. Lukako ten tiesiog įnešė ir gynėjus į vartus ir kamuolį ir dar nežinau, kas aplinkui būtų buvę ir tos dar būtų. Net paskaičiau, kad jis kai žengė į aikštę ir kai įvartis skirto, kaip kamuolys skirto vartų liniją, tai apie 20 sekundžių. Jo, 22 gal greitai ten. Tai dar turėjo, aišku, šansų. Belgai turėjo šansų galę. Turėjo, Lukaku su galva ten. Tas pats Lukaku nepataikė, po to nuo vieno smūgio išgelbėjo vartininkas, bet šiaip įsumojimant tikrai Egiptas geriau atrodė, mano nuomonė, ir jie labiau buvo verti pergalės, bet galbūt tas lygiosios ir toks teisingesnis rezultatas, negu būtų Egipto pergalė, bet tikrai Egiptas, parodė, kad moka žaisti, gali žaisti ir tikrai ir tas pats Salahas atrodo, irgi toks sezonas paskutinėse Europos klubuose, toks atrodė jau nekoks, bet už rinktinę matom, kad jie žaidžia su dviguba energija, tai tikrai belgai nenusipelnė pergalės, tai jau tikrai iš tai. Jo, tikrai Egiptas paliko gerą įspūdį, tokia tikrai organizuota komanda ir manau, kad dar šitoj grupiai čia niekas visiškai neaišku, jo labiau, kad ir kitos grupės rungtynės pasibaigė lygiosiamis, Iranas su Naująja Zelandija. Šiaip tokios rungtynės, kur atrodo, žiūri į tuos vardus ir netrodo labai seksi, kaip sakant, ir klaidų buvo nemažai, tokio broko irgi nemažai, bet iš tokio kaip reginio perspektyvos, tai tikrai rungtynės buvo smagios, 4 įvarčiai, pasitaškė ir vieni ir kiti, ir tikrai būta visko čia. Čia, kai kalbėjom prieš pasaulio čempionatą, kad jisai tu ir žavus, kad suvažiuoja iš visokių kontinentų komandos ir įvairūs stilius ir viską, tai man tai net juoką kelia tokios rungtynės, bet ta gerąją prasme juoką, nes tu žiūri tokias rungtynės su šypsena. Toks buvo toks laukinis futbolas. Taip, tiesiog, išeina chebrytė pasidžiaugti, žinai. Visiškai, kaip kas moka, taip to žaidžia. Atrodo, Iranas favoritai ir buvo skaitimi favoritai ir tikrai Naujoji Zelandija. Tai ten vietos Iranas 20, Naujoji Zelandija 85. Taip, tai tikrai atrodė, kad ir geriau žaidė Iranas, ir geriau, solidžiau tokie, bet Naujoji Zelandija toks atrodo, kam tos taktikos, kam ten kažkokies, daro kokie ir geri įvarčiai, ne? Vienas pasistabdo, ten 3 lietimai, istorija pasilaiko, kamuolį perdavimas, Justas, antras, po to išlygina Iranas, tada vėl Justas antrą įvartį, Iranas abudu įvarčius irgi geri pakelti kamuoliai, ne tokie kažkokie balionai, bet geras perdavimas, toks stiprus kamuolys, skersas į aikštę, į baudos aikštelę, ten iš galvą irgi tiksliai. Man šitos rungtynės sukėlė labai daug gerų emocijų, nes tokių, kai žiūri tokius ispanus, atrodo, viskas taip išdirbta, toks monotoniškai ten artėja prie tos baudos aikštelės. O čia vyrai išėjo ir pasikapojo, ko man trūko šitos rungtynėse, tai dar hakos prieš rungtynės. Ir, laukiam, sakom, gal sušoks ir sakau, kad futbole nelabai yra laiko tam. Nes dabar, kai viskas ten sekundžių tikslumų išmatuota, tai va to trūko, o šiaip emocijų ten įvarčių tikrai netrūko ir buvo labai linksma žiūrėti. Ok, važiuojam į šios dienos mačus laukiančius ir 8 artimiausius tiksliau, nes už 2 dienų vėl susitiksim, tai viską reikia padėlioti, paspėlioti. Portugalai šiandieną žengs irgi į sceną kartu su Cristiano Ronaldo prieš Kongo Demokratinę Respubliką.
Aš manyčiau, kad čia pridaužys Portugalai gal kokį 4-1. Aš 3-1 spėjau. Anglija prieš Kroatiją, aš čia rezultatą spėčiau 1-1. 2-0. 2-0 Anglai laimės. Aš galvoju, kad, Kroatai tą patį rinktinę jau gal Tai va, ketvirtą bet- pasaulio čempionatą. Ant senų mėlių. Čia Kroatų sporto žurnalistų asociacijos vadovas gerai pajuokavo, ten susirašinėjom, tai sako, matai, dabar ten, jis turi, kad atvažiuoti į Lietuvą į tą Europos čempionatą, žurnalistų, turiu su Kroatijos futbolo federacija, pakalbėti, bet, žinai, jie grįž tik tai, po Liepos 11, nes žaisim finale. Tai va, tai jie nestokoja geros nuotaikos. Jo, Gana, manyčiau, kad irgi Panama turėtų atkalti kokią 3-0. Aš 2-0 spėjau. Uzbekistanas, Kolumbija. Čia irgi 2-0 gal Kolumbijai. Aš sakau 4-1 net, nes, manau, kad Uzbekistanas gal kokį nors įdurs, bet Kolumbija turėtų ten, pradžiai užlipti ant jų ir kaip kalbėjom apie tai, kad jau kokia serija yra, kai naujokai debiutantai nelaimi rungtynių, tai čia prasitęs, man atrodo. Gal daug šansų, taip. Čekija, Pietų Afrikos Respublika, netikiu, kad Pietų Afrika taip jau prastai labai judės, bet čekam reikia pergalės, čia antrasis jau antrieji komandų mačai, tai 2-1 čekams duosiu pergalės. Aš 1-1 lygiosios. Šveicarija, manau, kad 2-0 įveiks bosnius, kad ir kaip patinka man bosnių ta komanda ir palaikymas. 2-1 šveicarai. Kanada, manau, kad 3-0 Katarą turėtų. Aš mažiau užsirašiau 2-0. Ir Meksika, Koreja, aš galvoju, kad Koreja laimės 2-1. O aš atvirkščiai, kad Pietų Koreja laimės 2-1, man labai patiko. Tai aš irgi sakau, kad Koreja laimės 2-1. Koreja? Jo. Tai aš irgi 2-1, kad prieš Meksiką, nes Meksikos, aišku, didžiulis užnugaris yra žiūrovai išprotėję fantastiškai, bet Pietų Koreja, pirmam turė. Wow. Jo, labai gerai Tokia atrodė. viena labiausiai nustebinusių komandų, skyrus tas, kur ten sensacingai pasiekė lygiasias prieš. Gerai, tai tu sakai 2-1, aš tada 1-1 sakysiu, kad būtų įdomu. Reiks kada sulyginti, nes čia mes prispėliom. Jo, paskaičiuosiu, rytoj prisėsiu, viską paskaičiuosiu ir pažiūrėsim tą rezultatą, kad jau biškai būtų, kad žinotum, kiek kam čia labiau stengtis. Gerai, pabaigai raudoną kortelę, aš tai Gianni Infantino duosiu raudoną kortelę už tą pasirodymą Irano komandos Rūbiniai. Nežinau, ta prasme, ateina, ką jis ten bando taikos balandį, ten kažkokį vaidinti, kažką ten dėlioja. Nežinau, pasako, ten tos vėl lėkštos, tos kalbos politinis kažkokios, tai filmuoja. Ta prasme, nežinau, būčiau ten tas iranietis kažkoks, tai sakyčiau, ką tas čia dėlioja, sakyčiau, tik tai lauktų iš čia greičiau savo reikalai susiimti, nei čia tie žmonės negali net atvažiuoti į čempionatą, turi ten bastytis kažkur, jisai čia atėjęs, kažką pasakoja, ta prasme, kosmosas. Čia ir yra simpatijos, antipatijos, gali ten mėgti Irano valstybės, vadovų, karas, dar kažkas, futbolininkai atvažiuoja, dirb savo darbo ir FIFA turi užtikrinti viską. Viską turi užtikrinti, nes kiek FIFA ten gazdindavo kitas šalis, kad, pavyzdžiui, turėsit padaryti bevizį režimą ir taip toliau, o dabar prieš Ameriką nieko nepadaro. Tai kaip dabar vaikyta komanda, profesionalai tai puikiai žino, kad kiekviena valanda poilsio yra labai svarbi, kad tau reikia, net nėra ką čia kalbėti ir FIFA nesustvarko su tuo. Tai dabar galų gale, tai teisėjo neįleidžia, kur tavo, tai dabar sumokės pinigus. Ir dar ką FIFA, nežinau, kas ten vadovauja visai komunikacijai, bet matosi, kad nesuvadovauja, nes jie bėga iš paskos visą laiką kažko, nepirmi paaiškinu, ir tas iš paskos bėgimas toks, dažnai būna taip nuošaliai atsiduria, kad ten jų, nežinau, net varo nereikia, pažiūrėti, kad jie nuošaliai. Tai tikrai čia dar, man atrodo, ne paskutinė raudona kortelė FIFA organizacijai, o aš tai raudoną kortelę duosiu irgi FIFA patvirtintiems teisėjams. Jau nervina sprendimai labai skirtingos interpretacijos, tokių pačių baudų, kur stumimai rankomis į nugarą. Pažiūrėk, atbėga 2 rankom nustumė, nėra baudos. Kitas prisilietė bauda. Ir kiekvienas teisėjas savaip interpretuoja, matom, Afrikos teisėjai, tai iš vis labai sunku nuspėti, koks jo bus sprendimas. Taip, Pietų Amerikos kai kurie ten irgi. Irgi, įsigandė, atrodo, kažko patys savęs ar ko ir tas. Tas interpretavimas. Jeigu tu paėmė į liniją, kad leidi luptis, liaudiškai sakant, tai leisk luptis.
O tu dabar vieniem leidi luptis, kitiem neleidi ir negali sakyti, kad kažkokia tendencija yra, kad kažkokia komanda palaikytų. Na, bet kai tu nemoki to darbo, tai jau ir nemoki. Tai tada ir prasideda visokios interpretacijos, tada pradeda lyginti dar žaidimą, jeigu ten kažkur nesušvilpiau, tai tada gal biškai palyginsiu ir ten sušvilpsiu. Tai vat teisėjų darbas nėra tokių, kad kritinių klaidų, kažkas būtų tokių, bet tokių smulkmenų, iš ko ir susidaro futbolas, kur ir numuša ir tempą, ir numuša kažkokią ataką, užuomazgą, kur gali įsivystyti. Tai labai labai teisėjams dar reiktų pasitemti, kad vienodai interpretuotų ir vienodai išvilptų, nes tokios pačios situacijos sprendimai skirtingi. Na tai ką, šiandien paskutinė diena, kai dar žaidžiamas yra paskutinė para, taip įvardinkim turbūt labiau tikslesnis apibūdinimas ir terminas, kai dar bus žaidžiami pirmo turo mačai, pamatysim 8 komandos, kurių dar nematėm, o jau nuo rytojaus prasidės ir antrasis turas, po antrą ratą suks komandos ir nuo to manau, kad tik tai viskas dar labiau įdomės, jau po truputį pradės dėliotis, ko kam reikia trečiajam ture ir panašiai, tai visą tai be abejo apžvelgsim, po poros dienų vėl susimatom tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje. Iki. Iki. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujiena – limituoto leidimo Sofos eksperto Mystery Box. Viduje užkandžiai, gėrimai, guminukai, futbolo kortelės, tikrų fanų bingo. Pasiruošk rungtynėms su Candy Pop,